Sauliau, kiek kainuos man pasidaryti 6 iš 4 termo pušies terasą? Kiek man kainuos? Daug tokių gaunu užklausą ir nusprendžiau, būsiu atviras. Pasakysiu tiesiai šviesiai. Su termo pušies ir apskritai pušies sprendimais mes nedirbame. Kodėl? Nes aš netikiu tais sprendimais. Prieš 3 metus čia buvo įrengta nauja termo pušies terasa. Kaip? Girdžiu, kad čia, sakot, porcelianas. Taip, čia jau yra kita terasa. Termo pušis, kurią mes buvo įdėta prieš 3 metus, jos dabar čia nėra. Kur jinai? Einam, parodysiu. Štai, ta 3 metų senumo termo pušies terasa yra čia. Kaip matome, ir nesupuvus, karkasas irgi labai nuostabiai atrodo, balkiai 10 iš 10. Bet užsakovas tikrai ne tas žmogus, kuris nori alyvuot prižiūrėti. Čia mes turim pietinę pusę su tamsiu fasadu plus baseinas. Viskas, kas gali būti ekstremaliausia termo pušiai, tas yra. Iš principo žmogus ją pasidarė nežinodamas, kas jo laukia. O kai suprato, pakėlė ranką, sako, viskas, aš nenoriu jai tarnauti. Antras paradoksalus dalykas, kad šita krūva medienos, tai yra medžiagos tai terasai, termo pušiai, darant sąžiningai, kainuoja daugiau negu tos plytelės, kurios sudėtas dabar. Termo pušies sprendimas yra sąlyginai brangesnės negu plytos ir kiekvienais metais reikalauja priežiūros. Matydamas tokią matematiką, aš tiesiog sakau, nedirbu su šitais sprendimais. Su šitos terasos užsakovu mes susipažinom lygiai prieš metus, tai yra 25 metų gegužė atvažiavau čia, dabar yra 26 metų gegužė taip pat, mes baigiam šitą objektą. Užsakovas man iškart formulavo užduotį. Sauliau, noriu, kad būtų gražu, kad būtų proto ribose kaina ir kad nereiktų prižiūrėti. Aš jį kaip tik nusivežiau į objektą, kur taip pat dariau su porceliano plytelėm, itališkom taip pat polis iš MDS terasų, tik buvo kitas atspalvis. Jisai pamatė, kaip tai atrodo porcelianas, formatas 90 iš 90 ir baseinas. Sakė, iškart imam ir nebuvo jokių diskusijų. Porcelianas į geriausias pasirinkimas tiem, kas visiškai nenori prižiūrėti. Visiškai tai aš neimu tos omeny, kad samanos, pažaliavimai, natūralios dulkės ir šiukšlės, kurias visada reikia nusiplauti ir nenori išleisti labai daug pinigų. Šiuo atveju konfiguracijos mums daug nekilo diskusijų, nes čia buvo sena terasa, mums reikėjo tiesiog išdėlioti. Šitoj vietoj didžiausia matematika, kai tu turi plytą, ir tau reikia gražiai pradėti, kad apimti jau esamą gerbuvį, kad neišlysti kažkurią pusę, kad nesigautų kažkokių nesąmonių. Dėl konfiguracijos daug diskusijų nebuvo, nes mes turim sutvarkytą gerbuvį ir mums reikėjo tą formatą plytelės 90-90 išdėlioti daugiau mažiau tuose ribose, kad būtų gražu ir kad nebūtų kažkokių nesąmoningų pripjovimų. Niuansas, kad tas baseinas namo šies atžvilgiu yra šiek tiek kreivas, toliau mums užduoda tas kraštas ten. Dėliojam skirtingus variantus ir vis dėlto geriausias ir protingiausias variantas praktiškai pradėti nuo šito šono. Nuo šito šono tai netiksliai, bet čia 4 cm, 4-5 buvo pripjaut, šičia irgi šiek tiek prisipjovė, bet praktiškai vizualiai atrodo sveika pjauta plyta. Ir tokiu būdu mes išėjom praktiškai į tą patį, ką mums ir reikėjo. Gal 6 cm pritrūko ar 7 nuo to buvusio gerbuvio. Šitam objektui, kur yra 2 terasos, šita prie baseino ir su pergolė, pasirinkta buvo tos mūsų klasikinės, gal pavadinčiau, itališkos polis plytelės 90 iš 90 iš MDS terasų. Šiame objekte sunkiausia buvo 2 dalykai. Vienas, kad čia yra afigienai komunikacijų. Ir sakė, Sauliau, darom ant senų polių. Mes atvažiavę radom jau nuardytą terasą. Bet čia eina šleifas elektros laidų tarp kaimynų. Čia nieko negalima kast. Čia ir tie laidai įdomiausia, kad ne viena gofra, bet išmėtyta. Šičia išeina geoterminis šleifas tarp polių ir čia negalima irgi nieko gręžti. Sako, Sauliau, remiamės kiek galima ant tų senų polių. Čia yra tarpatramis, kur negalima gręžti polių, bet prieš tai buvo medis 10x10 balkis, dabar jau eina aliuminis 40x60. Man čia reikia tarpatramį. Prie sienų visur poliai susmeigta 0,5 metro atstumu nuo sienos. Mano visi galai tabaluoja, jau negerai. Tai man buvo priverstas šičia prie sienos, sakė, tikrai nėra jų komunikacijų, gręžkis. Šičia irgi toli, visi galai kabo. Man reikia šičia gręžti, sako, čia tikrai nebus jokių komunikacijų, gręžkis. Čia buvo sunkiausias variantas, nes mes naudojam senus polius, kad kažko neparkirst. Buvo vietų, kur galėjom gręžti savo naujus, plus ten, kur dideli tarpatramiai buvo, mes dėjom atramas
su piedestalais. Šitoje vietoje truputėlį norėčiau sustoti ties atramų, nes mes panaudojom naują Fast Shifterio produktą, atraminis padas, kurį mums atvedė NDS terasas. Tai yra alternatyva plyteliai, kurią mes naudojame 50 iš 57. Kodėl alternatyva? Tai iš principo daro tą patį ką plytelė, tik tai yra ne 40 kg svorio, o 1 kg. Tai yra, kaip sakau, tas variantas planas B, kurį mes visada vežiojamės, važiuodami į naują objektą prieš polių gręžimą. Nes labai dažnai būna, kad kažkur kampas negali gręžti, kažkur komunikacijos praeina ir panašiai ir panašiai. Tai šiuo atveju mes irgi naudojam šitą naują produktą. Jis labai gerai, kai tu nežinai, kur kiek reikės dėti. Tai yra jo didelis plotas, į jį gali įsidėti piedestalą. Įsikelt kiek tau reikia. Netinka piedestalas, gali tiesiogiai dėti gulekšnį. Čia gali dėti tiesiogiai lages 40 ant 40 arba platesnį 45 pločių. Tai yra mediniai lagiai gali įsidėti. Toks sprendimas, tu visada gali jį turėti po ranka. Reikės, nereikės, nežinai. Nes, pavyzdžiui, šiuo atveju tai yra 5 padai, 5 kg. Labai gerai ant stogų, ten, kur nėra kieta danga ir tau svarbu atramos plotas. Ne? Tai jisai padidina tą plotą ir yra didesnis negu paprastas piedestalas. Ir kur labai svarbu svoris. Toks naujas gaminys, kuris yra kaip alternatyva ten, kur visiškai negali gręžtis ir yra rizika pažeisti komunikacijas. Kalbant apie komunikacijas, šitam objekte mes turėjom pirmą kartą. Tai yra, paleidom žalią fėją, tai yra pramušėm geoterminį šildymą. Ištraukėm polį ir iš jo bėga žalias glikolis. Man tai buvo pirmas kartas. O kodėl taip gavosi? Gavosi, nes užsakovas sakė taip. Čia yra katilinė ir va čia tas išeina šleifas geoterminio šildymo. Čia mes maždaug turėjom seną į polį ir pagal, jeigu čia išeina, čia yra polis, tikrai gręšim nepataikysim. Pasirodo, pragudrauta. Kaip senuosius polius darė, čia buvo daug jų pramušta ir paskui šitą polį tiesiog virš tų vamzdžių dėjo, nes polistirolas buvo uždėtas ir ant to polistirolo poliai kilo. Vamzdžiai eina po polių ir mes prakirtom tą vamzdį. Bet užsakovas prieš gręžiant sakė, Sauliau, riziką prisiimu aš. Šios terasos iššūkis numeris 2. Užsakovas sakė, Sauliau, noriu, kad bėgeliai būtų suleisti į plytelę. Sakau, okei, viskas gerai. Prieš tai jis turėjo ant lentų buvo tiesiog sumontuota šitas. Užduoties jis mums nepalengvino dėl to, kad mes atvažiavom, viską radom išardytą. Nei matmenų, nei kiek šitas turi atstumai būti, mes nežinojom. Ir va čia mes padarėm klaidą, kuri mums ko gero kainavo 1000 eurų. Kadangi mes jau radom terasą visiškai nuardytą, mes neturėjom tikslaus bėgelio pločio. Tikrai aš buvau įsimatavęs, koks jis buvo ant medinės terasos, bet mūsų terasos aukštis šiek tiek pasikeitė. Dangčius mes radom visus sukrautus į vieną krūvą kampe. Šitą nusprendėm, jis yra su galu, pats didžiausias, bus tikrai sunkus, mes jį atidėjom į šoną ir tada atvažiavom su šituo. Turėdami atstumus, mes pasidėjom bėgelį ir ilgai ir intensyviai drožėm. Šitą plytą, kad prieitų, šitas juosteles drožėm. Mūsų baseinas yra išgaubtas į vidų, šitų irgi plotis keitėsi. Ledas buvo negana to, užsakovas sako, Sauliau, aš noriu ne tik, kad būtų įleista, bet noriu, kad aukštis idealiai suglustų. Plytelių aukštis 27, šito 15 mm. Su šilginiu pjūklu pjovėm pro plasto pakištukus į šilginius, pakėlėm 12 mm, kad idealiai gautųsi ir aukštis, kad širdis užsakovo dainuotų, kad akis dainuotų kiekvieną kartą einant ir žiūrint į šitą vaizdą. Beveik 2 dienas drožėm, darėm ir su tam, sakam, viskas, dabar belieka tik tai užmauti dangčius. Atsivežėm tą mūsų dangtį apgaviką, užmovėm idealiai. Atsinešėm šiek tiek mažesnį, sunkiai važiuoju. Atsinešam trečią, visai neužmaunam. Pasirodo, šitas dangtis nuo savo svorio, jis šiek tiek išsigaubė, puikiai važiuoja, kai bėgeliai yra kur kas plačiau. Atsineši su galu, kur jau yra fiksuotas plotis ir ten yra tikrasis plotis, pasirodo 15 mm per plačiai padaryti bėgeliai ir reikia juos siaurinti. Tam, kad būtų gerai, čia mes turėjom beveik centimetro pločio plyšius, o šičia mes jau net neužlipom, mums per siaura buvo. Vėl reikėjo ieškoti sprendimo. Tai va čia vadinu statybų gyvenimas. Atsitiko gyvenimas. Truktų už vadžių, vėl ieškai sprendimų. Mūsų užduotis buvo 5-6 mm istorinti šitą aliuminio profilį. Kaip tai padaryti?
ieškojom 5-6 mm juostos aliuminio. Pasirodo, galima gauti tik tai lakštą. Pirkom lakštą 2 m ant vieno, pjovėm 15 mm pločio juosteles aliuminės, gręžėm skylės ir sumontavom prie profilio. Kitą dieną grįžom su sprendimu, išsėmėm visus bėgius, iš vienos pusės mes jį praplatinom, o iš kitos pusės pripjovėm šitas plytas. Dar viena diena sprendimo paieškos ir dar viena diena perdarimo. Tam, kad užsakovo širdis dainuotų ir sakytų, va čia yra feng shui. Tai jeigu jums kada ateityje tokioje situacijoje kils noras atsinešti lengvesnį dangtį, neškit sunkiausią su galu. Jis rodo tikrai poreikį, kiek turi būti išdėlioti bėgeliai. Nedėkokit. Dar norėčiau pagvildenti klausimą porceliano plytelės ir nuolydžiai. Dažniausiai daro be nuolydžių, bet ant tokių plytelių tada stovi 4-5 mm vandens. Tai yra paviršius įtempimas, neleidžia jai nubėgti ir tikrai balų stovi ilgai. Visada stengiuosi daryti nuolydžius bent 5-6 mm į metrą, bet tą terasą turi ištampyti ir lent gali tik tai per siūlę vieną kryptim. Ir dabar šitoje vietoje, kur mano aukščiausias taškas? Čia. Kodėl čia? Nes šitas aukštis yra lygiai su išėjimu. Pagal tą pusę aš kaip ir norėčiau aukščiau kelt, bet šitas kraštas negali duoti ir aš negaliu jokių nuolydžių tampyti būtent su tuo kraštu. Tai va, mano pirminį aukštį uždavė būtent šitas taškas. Toliau lygiai nuėjom į tenais, nežiūrint to, kad baseinas pakyla apie 25 mm. Senoji terasa buvo sutampyta pagal baseino viršų, bet va taip dangčiai nestovėdavo neužfiksuoti, nes baseinas yra su nuolydžiai čia ir bėgeliai taip pat turėjo nuolydį ir tas dangtis važiuodavo. Šičia sakau, ne, plytelės, jokių nuolydžių neturi būti. Šitoje vietoje lygiai. Toliau, kad čia nestovėtų vanduo, mes galim per šitą siūlę laužti viską žemyn. Čia vanduo labai šauniai nubėga. Čia mes nieko laužyti negalim, einam lygiai ir šitas takas taip pat biškį palenktas žemyn, tam, kad šonuose vanduo nesikauptų ir nubėgtų žemyn. Nuolydžius šičia, bet kokiu atveju, kur galima, visur padarėm. Kągi ir drakonų mylimiausia rubrika terasos kasekas. Mano galva, tai yra va šitas mazgas, toks yra pats kvailiausias. O jis gavosi kvailiausias todėl, kad pagal pirminį užmanymą buvo taip, kad šitą plyšiuką mes kažkaip išplatinsim profilį. Sudedam į savo poziciją profilį ir tada ieškam kažkas va tokio panašaus ir įdedam čia aliuminį profilį. Bet kai užsakovui davėm pavyzdį, uždėjom šitą, sako Sauliau, mes darom plytelę. Ir taip gavos, kad mes jau viską buvom paskaičiavę, pradėjo dėti su ta mintim, kad čia bus aliuminis, o paskui baigėsi plytelė. Ir jeigu būtų aliuminis, čia būtų gražiai viskas prasitęsę. Dabar gavos taip, kad mes turėjom daryti šitaip. Pasikeitė planas eigoje. Ką mes pridėjom nuo savęs? Upgrade'us pagal seną variantą. Buvo va tiek ilgesni bėgiai. Skau, tokių bėgių tikrai nereikia. Atvažiuoja dangtis, užsidengia plasmasė, stabdžiai, užsidėjo čia šito 15-20 cm. Jų visiškai nereikia. Sutrumpinom bėgius. Antras dalykas, skau, čia baldai. Kur tavo rozetė? Nėra. Čia įdėjom rozetę. Šį kartą užsakovas pasirinko IP66. Matot, IP66 reiškia, kad reikia visiškai nebijo vandens. Tai gavosi pakankamai didelė bandūra. Video jūs dažnai matot kur kas lengviškesnę mažą dėžutę, bet ten yra IP55 ir jos dažniausiai eina stoginė, ten kur yra stoginės, ten kur stiklinta ir kur tiesiogiai vanduo nepila. Nori didesnio IP, turėk didesnę bandūrą. Tas blokas buvo uždėtas ant betonuoto pagrindo. Užsakovas sako, Sauliau, gal čia jeigu darom galima? Galim. Padarėm visą tą galą, pritrumpinom bloko kojas, kad mes išeitume su juo į tą patį aukštį ir nereikėtų nieko perdaryti su tais vamzdžiais. Tai va, maža smulkmena, bet viskas yra vientisa, harmoninga ir gražu. Kas labai patiko šito objekto, kaip sakau, pajaučiau plytelšiko orgazmą. Atot, visos lenktės, radisinės linijos, viską reikėjo išgaudyti. Šitą plytą gal 4-5 kartus pripkaudėjo. Plius, negana to, šita tvora yra šleiva kreiva. Reikėjo išgaudyti, kad vizualiai gražiai atrodytų ir to viso dalyko nesimatytų. Tai čia yra, kaip sakau, va ta meistro magija, kai viskas šleiva kreiva, o tu padarai taip, kad žiūri ir atrodo uoga.
Šitos terasos atsiradimo istoriją mes nuodugniai publikavom storijos. Ir aš sakiau, klauskit, kas jums yra aktualu, tai pabaigai norėčiau pabaigti jūsų klausimai. Vienas buvo, matot, mes turim šitam objektą pergolę ir porceliano terasa. Tai buvo klausimas, ar pergolę galima ant sraigtinių polių daryti. Sraigtiniai poliai duoda vibraciją. Skersinė apranga. Todėl visi, kas profesionaliai užsimena pergolėm, visi betonuoja, jokių sraigtinių polių. Netgi šičia partneriai sakė, mes bandėm su sraigtiniais poliais, bet mes likom ties betonuotai. Tai tas, kas dirba pro lygiai, visi daro betonuotus polius. Stoginėm, pergolėm, tik betonas. Antras, kaip užbaigėt kraštus. Aš mėgstu, kai plytelė ateina, turi tą lūpą vadinamoją ir šonas stacionariai tvirtai, jokių ten blėkučių, skardželių išlingusių, ne. Tai mes karkasą pjaunam, darom, suvirinam rėmą ir plus dedam puskampį čia apačioj, tam, kad atpjauta plytelė atsiremtų gražiai. Ir viską kabinam ant klijų. Tai iš principo mes suformuojam stacionarų karkasą ir šonę plytelę suklijuojam su klijais, plus jinai dar yra suklijuojama su viršutinė plytelė taškais. Tam, kad būtų irgi tam tikra atrama ir šitas mazgas būtų tarpusavį kietai susikabinęs. Šitoje istorijoje mes matėm ir šitą herojų. Kai mes jį parodėm, po 2 valandų man paskambino. Mantyvydas iš Tropos juokdamas sakė, nu kaip. Tai žinokit, šitas bičiulis draugas nupjovė gal 20 cm pjūvą ir supratom, kad jisai mums netinka. O kadangi netinka, mes negalim pasakyti nei kaip jo resursai, nei kaip, rankoje pakankamai maloniai limpa, bet, kaip sakau, buitiniam naudojimui, nes kas liečia tikslius pjūvius, užpila vandenį ir nesimato. Pabandę šitą mes nusprendėm, kadangi turėjom savo objekte labai daug ilgų pjūvių, išsibandyti šitą įrankį, įsigijom, mums reikėjo labai kraštus prilyginti ir galvojom, kad šitas įrankis mums pagelbės su garsiu vardu, bet vis dėlto tai užduočiai, kai tau reikia prilyginti kraštą, kad būtų idealiai lygų ir pagal liniuotę, vis dėlto šitas įrankis supratom, dėl ko pas visus plytelčikus yra krūvos elementarių bulgarkių su skirtingais diskais. Tai va, kai nori juvelyrikos, bulgarkė yra idealiausias variantas. Čia yra mūsų suvokimas, ko visi plytelčikai elementarių dalykų laiko. Ir dažniausias skambėjęs klausimas, Sauliau, kokios plytelės naudojama šitam projektui? Tai yra itališko porceliano polis. Nuorodą šitas plyteles aš pateiksiu aprašyme video, ten matysit, galite įsigyti labai daug projektų, mes darom būtent su šitos kolekcijos plytelėmis, tikrai galiu pasakyti, kad tai yra mažai skylant, praktiškai idealiom sąlygom pastačius stakles, ne viena nebuvo skilusi. Taip, kai tu dirbi pievoje, dirvonai, neturi kaip patogiai pasistatyti plytelių pjovo mašiną, taip, yra nuskilimų, bet tikrai stabili plytelė, geometrija yra lygi, kažkokių didelių įsivaikščiojimų kampų nėra ir tikrai net pradedantysis gali puikiai susidėti tokią terasą. Tai va, bičiuliai, ačiū Jums, kad buvot su manim, dar vienas įgyvendintas plytelių projektas. Iki kito karto.